I'm gonna rock your back. Take it down slow. Gonna rock your back. Prieš 2 metus triumfavusi NKL pirmenybėse, Klaipėdos Nafta Uniaqua Service šiemet sugrįžo į finalą. Antrąją vietą reguliariajame sezone užėmusi Ryčio Vaišvilos Kariauna užtikrintai žygiavo atkrintamosiose varžybose ir vos kartą jose suklupusi kovos dėl čempionų trofėjaus. Iš tos komandos, kuri 2015 metais triumfavo NKL pirmenybėse, liko vos 3 žaidėjai – Viktoras Chodosovskis, Mindaugas Tašys ir Džiugas Slavinskas. Likusi ekipa buvo suburta iš naujo. Anot komandos vyriausiojo trenerio, būtent teisinga komplektacija lėmė tai, kad Nafta Uniaqua Service sugrįžo į finalą. Tie kiti geri žaidėjai, pavyko suburti tokią tikrai gerą komandą, draugišką, kovinga ir pasiekėm tą finalą. Kokia yra šiemetinės komandos stiprybė? Stiprybė jų tokia vienybė, grinai kaip komanda, kaip vienas kumštis iš tikrųjų. Nesu matęs, kad jie pyktųsi tarpusavį, visą laiką vienas kitą paragina, padrasina ir manau tas ir lėmė kelias pergalės, kur būtent sprendėsi varžybų gale, kai komanda, kai vienas kumštis, tai tas dalykas ir labai padeda. Aš manau, kad čia daug kas lėmė, kad išliko tas branduolys komandos, nes kažkur 5-6 žaidėjai tie patys likom pagrindiniai realiai. Pasipildė žaidėjai tie, kurie vis tiek NKL lygių gerai atstovavo savo klubams, žinojom, ką jie gali, ką gali nešti. Tas ir davė, susiklejavom gerai kaip komanda, dauguma mūsų klaipėdiečių esam. Manau, kad dėl to ir einam, ta prasme, po truputėlį priekio, kad nepasisekė praeitais metais, tai dėl to, kad buvo daug traumų, keitėsi vieni žaidėjai, atėjo kiti. Aš pats pusę sezono iškritau, nebuvo kas mane pakeistų. Tiesa, šiemetinį finalą klaipėdiečiai taip pat pasitinka kaip reikiant nukraujavę. Dėl ligų iš rikiuotės iškrito 2 itin svarbų žaidėjai. Traumos rimtas, Viktorui plaučių uždegimas, Erikui Likytarė meningitą. Tai tikriausiai čia viskas be jų bus. Nepadės jie. Dar finalo serijoje tikitės, kad jie galės žaisti, ar jau visai serijai laidojat? Ne, tai aš negaliu tikėtis, daktarai turi pasakyti, aš tikrai neforsuosiu ir tuo labiau, jeigu plaučių uždegimas yra, tai ten bus komplikacijos ir žmogus gali likti invalidu. Tai čia ką pasakys daktarai, taip ir elgsime. Visgi vienas komandos emocinių lyderių įžaidėjas Deividas Anužis sako, kad jis ir kiti krepšininkai pasistengs padaryti viską, kad trūkumai aikštėje būtų užkamšyti. Gerai, viskas sklandžiai eina, tik tai gaila, kad Viktoras Chodosovskis biškį susirgo, Kubilius taip pat, tai stengiamės nekreipti dėmesio į tai. Sistemingai dirbam toliau ir lauksim šeštadienio varžybų. Kur yra jūsų komandos stiprybė dabar? Komandinis žaidimas, aš irgi manau. Kiekvienose varžybose gali šauti vis kitas žmogus, pas mus tokie žaidėjai neprognozuojami. Vienas dieną vienas, vieną dieną kitas, tai aš manau, tam ir mūsų galia yra. Nafta Uniaqua Service NKL finalo serijoje iki 4 pergalių varžysi su Marijampolės Sūduva Mantinga. Pastaroji reguliariajame sezone laimėjo 3 iš 4 tarpusavio dvikovų, bet Uostamiesčio krepšininkai tiki, kad finalas nauja istorija. Mariam galingas varžovas. Ką prieš tai minėjau, jie tikrai turi ten 12 lygiaverčių žaidėjų ir tikrai iki 4 pergalių jos be galo bus sunku įveikti. Tai šiaip galingas varžovas, galiu pasakyti, galbūt net LKL lygio jau komanda. Gali LKL drąsiai žaisti. Pavyko vienas varžybas įveikti, jo. Ne, tai ir čia namuose dar visai gerai žaidėm. Tik ten, kiek atsimenu, teisėjai padarė kelius švilpukus ir ten to baigėsi. Tai va. Kaip, motyvacijos netrūksta. Vis tiek, žaidėm, sakau, nuo rugsėjo mėnesio sportuojam, visi tikslas aiškus. Visi sportininkai, visi, kiek aš žinau, treneriai, sportininkai, kitaip negali būti, siekia aukščiausių tikslų, tai mes neišimtis irgi. Aš manau, kad nėra nei vienos komandos, kuri būtų neįveikima, bet tiesiog reikia visiems sužaisti, reikia visiems dirbti ir manau, kad tikrai įmanoma. Ten be abejo yra stipri komanda, LKL lygių, tikrai aš nemanau, kad jie ten blogiau žaistų ar Šiauliai, ar ten Kėdainių Nevėžis.
Bet ir mūsų komanda, kaip matot, šiemet demonstruoja tikrai puikų žaidimą, gerai sustyguota. Ir kiekvienoje pozicijoje po tikrai stiprų žaidėją ir nuo suolo yra kylančių žaidėjų. Manau, kad tikrai duosim kovą, o kaip čia bus, sunku pasakyti. Back your back. Don't you know